Tai šiai dienai atsidarius socialinius tinklus, visą tai, ką mes matome, naujienas, draugų pasidalijimus, nuotraukas, įvykius, antraštės, mums atrodo, kad visa tai, ta informacija ir vyksta pasaulyje. Bet socialiniai tinklai yra sukonstruoti taip, kad jie mums meta informaciją tokią, kokią mes norime matyti. Ir jie tai atranda pagal tai, ką mes paspaudžiame patinka, kuo mes domimės, ką mes ieškome į paiešką. Ir pagal tai mums tiesiog formuojasi algoritmas, suteikiantis daugiau informacijos toje srityje, kuri mums yra patraukli. Todėl negalima aklai galvoti, kad tai, kas vyksta mūsų socialiniuose tinkluose, naujienos, kurios iššoka, kad tai yra viskas ir apie visą informaciją, kuri yra aktuali ir yra pateikiama, nes tai yra specialiai mums pritaikytas turinys. Apgauti tikriausiai būtų sudėtinga, bet galima išeiti pamąsčius, kad kodėl ta informacija yra tokia ir jeigu aš matau, kad pasikartojantis yra kažkoks ar informacijos šaltinis, kurio aš nenoriu, aš tiesiog galiu paprašyti, kad man nerodytų, galiu paprašyti, kad blokuotų, tarkim, tam tikrą puslapį arba svetainę. Bet ir tai dabar socialiniai tinklai, matydami tai, jie dabar pradeda netgi siūlyti informaciją, gal jums būtų aktualu tai, ko jūs net nesekate. Ir tada vėlgi reikia prašyti, kad blokuoti, kad nerodyti, bet tai yra toks labai atsakingas, sąmoningas darbas, jeigu mes tikrai norėtume to nematyti, bet daugelis žmonių to nedaro, jie tiesiog, kai mes sakome, sienoje žiūri, kas jiems yra pateikiama ir jie tikrai neužsims dar keliom sekundėm, kad nueitų, paspaustų, nenoriu matyti arba blokuoti. Taip, iš esmės socialiniai tinklai padeda lengviau valdyti masas. Nes jeigu mums atrodo tam tikra tema svarbi asmeniškai, mums tai yra jautru, mus paliečia ir mes norime reaguoti arba pasidalinti informaciją ir mes daugiau domimės tą temą, mums daugiau srauto tuo klausimu ateina į mūsų sieną, į socialinio tinklo tiesiog naujienlaiškius. Ir taip mums atrodo, kad mes tampame ir kad mes tampame vis labiau aktyvesni toje temoje ir mums atrodo visas pasaulis, visa informacija, kurią mes matome socialiniuose tinkluose, vis daugiau tampa apie tą klausimą konkretų, kurį aš domiuosi. Taip, jeigu žmogus sąmoningas, jis galėtų suprasti, kad taip veikia algoritmai. Bet algoritmai veikia ir tuo, kad jie specialiai įkelia informaciją, kurią žmonės dalyjasi, kurią žmonės komentuoja ir net nebūtinai tai yra žmonės. Tai yra galbūt dirbtinai sukurtos programos, botai, kurie tiesiog iškelia naujienas, kurios yra truputėlį jautrios, kurios yra manipuliatyvios, kurios galbūt yra susijusios su dezinformacija, tam, kad įjautrintų arba įjausmintų visuomenę socialiai jautriais, aktualiais klausimais, kur mes turim labai skirtingas nuomonės. Taip, tai tie slapukai vadinami sausainiukai, tai visą laiką yra įdomu, ką tai reiškia ir mes dažniausiai sutinkam, kad galėtume paskaityti, nes tai užima labai didelę dalį ekranų. Tie slapukai labai priklauso, reikėtų pasižiūrėti, kokią informaciją mes norime suteikti. Kartais tai yra labai paprasta informacija, tiesiog sužinoti, iš kokios šalies, kokio IP adresu tu esi, bet kartais jiems yra svarbu sekti, kokią informaciją konkrečiame tinklapyje tu domiesi ir tie tinklapiai tarpusavy sąveikauja ir pasirodo, jeigu mes buvome kokioje nors elektroninėje parduotuvėje, domėjomės savo rūpimą kokią nors prekę, tos prekės pasiūlymai mums gali po to būti išmetami mūsų socialinėme tinkle dar net ir porą mėnesių po to. Mes jau galime būti įsigiję tą prekę, bet po to vis tiek mums mes tą informaciją. Išeiti iš šito užburto rato, reiškia, reikėtų nesutikti arba reikėtų savo susidėlioti, kokią informaciją aš noriu dalintis. Nes yra dažniausiai 3 galimybės. Sutinku su viskuo dalinuosi, nesutinku su nieko arba pasirenku, ką aš noriu dalinti su internetiniais puslapiais. Galėtų pakenkti tuo, jeigu žmonės visiškai aklai vadovautųsi pateikiama informacija, ir, tarkim, jie besidomėtų kažkokią jautrią temą ir ta jautri tema vis dar labiau grįžtų įvairiais įrašais, vaizdo įrašais per socialinius tinklus ir tiesiog žmogų labiau audrintų ir žmogus jaustųsi labiau nusivylęs arba visuomenė, arba politiniais procesais, arba kažkokiais įvykiais. Bet nes jam atrodytų, kad visas pasaulis sukasi vien tik apie tai, nes jam tiesiog algoritmas pradeda tai mesti į jo socialinio tinklo informacijos rautą. Šitoje vietoje labai daug sąmokslo teorijų, kad mus klauso telefoną ir kad domisi iš esmės tam tikrose, kaip čia, algoritmuose veikia tai, kad jie galbūt išgirsta žodį. Jeigu mes atsidarome kokią mobilią aplikaciją, kai
įsidėgiame ją į telefoną, irgi yra, ar mes sutinkame, tarkim, leisti naudoti mikrofoną, kur atrodytų toje aplikacijoje mums nereikia mikrofonų. Tai reiškia, jie kažkokią informaciją kažkokiu metu gali pasimti. Jeigu mes sąmoningai arba nesąmoningai sutinkame su tuo. O kitas dalykas, irgi ką aiškina mokslininkai, kad kai mums yra svarbi tema, tai mes ją aplinkui pradedame vis labiau pastebėti. Jeigu mums yra svarbi kokia nors jautri tema, tai nežinau, egzaminai, tai mums visa kita informacija tiesiog tampa foniniu triukšmu, o kai mes pamatome raktinį žodį egzaminas, mes pastebime ir mes sakome nesąmonė, tai vat pasirodo vis pradeda informacijos vis daugiau apie egzaminus mesti, bet čia tiesiog veikia mūsų irgi pasąmonė. Kai yra svarbi tema arba jautrus klausimas, mes jį tiesiog pastebime tarp visos kitos informacijos, kuri plaukia. Tai čia vat yra ta teorija, negalima nei patvirtinti, nei paneigti. Kai kuriais atvejais tikrai galima sakyti, kad mes sutinkame, kad įrašytų kažkokius žodžius ir garsus. Kitais atvejais mes tiesiog pradedame aktyviau pastebėti tuos klausimus, kurie yra svarbesni. Bando įvairios institucijos ir ES šiek tiek labiau sukontroliuoti, kad įvairios politinės jėgos negalėtų taip labai greitai ir lengvų būdų manipuliuoti mūsų pomėgiais, mūsų socialiniais klausimais, ypatingai rinkiminiais metais arba kažkokiais nors svarbesniais politiniais įvykiais, bet taip, socialiniai tinklai renka informaciją, kas mums patinka, kokio mes maždaug esame socialinio burbulo lauko veikėjai ir pagal tai jie gali suprogramuoti mums pasiūlyti reklamą. Todėl, kai perka įvairias komunikacijos kampanijas socialiniuose tinkluose, tikrai taip yra bandoma išsiaiškinti, kokia yra tikslinė grupė ir kad nereikėtų reklamuoti tą informaciją visiems visuomenės nariams. Yra aiškiai sluoksniuojama, kad mes šią informaciją norime pateikti vyresniems, tarkim, žmonėms, kuriam yra jautrus klausimai dėl pensijos. Tai reiškia, jaunesni žmonės tos reklamos net nematys. Bet su tuo yra palengva dirbama, kad tai paprasta nebūtų tom politiniam visom jėgom, nepriklausomai kokiom, manipuliuoti šiais klausimais. Aš labai rekomenduoju atsirinkti ir pasižiūrėti, ką mes sekame, nes tikrai socialiniai tinklai jau mūsų gyvenimuose yra, jei ne keli, tai tikrai 14 arba netgi gal keliasdešimt metų. Ir per tuos metus mes esame paspaudę pasekti, pasidomėti įvairiais puslapiais naujienomis, kurie eigoje taip kažkaip natūraliai pakeičia profilį, pakeičia pavadinimą, tampa labiau gal radikalesni ir pradeda mesti informaciją, kur mes nenorime matyti. Tai tiesiog aktyviai žiūrėti, jeigu aš matau savo socialinio tinklo naujienų sraute informaciją, kuri man nepatinka ir taip pasikartoja, blokuoti, tiesiog atsekti, nematyti, pastebėti, kokie žmonės galbūt negatyviai reiškiasi mūsų aplinkoje. Ir jeigu jie nėra mūsų artimi draugai ir kažkodėl jie yra arba sekamųjų tarpe, arba draugų tarpe, ar man tikrai reikia tos negatyvios informacijos, ar aš noriu dar kartą kažkaip įsiaudrinti, arba būti įjausmintas kažkokiu klausimu, kuris man nėra patogus, arba aš nenoriu tos informacijos matyti. Tai tiesiog tai aktyviai žiūrėti.